Šiandien yra 2025 metų gruodžio 9 diena. Turim Nasdaq mikro kontraktą. Tai gal pradėsiu nuo vakar dienos. Vakar pati treido idėja buvo tikrai pateisinama. Galėjau aš jį palikti tiesiog eiti iki tam tikro nustatyto levelio, kuris būtų šitas high suformuotas kaip tik per makro. Taigi, ką galiu papasakoti apie šitą treidą. Taigi, neturėjau galimybės treidint New York Open makro, tai pasirinkau PM sesijas makro, ką labai retai treidinu, nes akcentuojas labiausiai į manipuliacijas judesį, kuris vyksta 9:30 New Yorko laiko. Čia matot, padarėm drone liquidity ir tada šuojam internal range liquidity. Čia yra external range liquidity, ten viršui yra internal range liquidity. Ant mažesnio temperėjimo 5-15 minučių, didesniuose temperėjimuose jau kiti likvidumo leveliai laukia. Taigi, šokime mažesnį temperėjimą ir pabandysim paaiškinti šitą treidą. Gerai, dabar, kiek matom čia šitą vietą, išimkim iš šitos, turbūt pabandysiu paaiškinti. Čia nuėmėm likvidumą su šito. Pagal viską, čia skaityti šito vietą breakeris. Kaip ir matom, jis ir buvo, čia sureagavo ir šaukė daugiau. Šiaip iš esmės jis turėjo veikti aukščiau, bet nesvarbu. Tai low, high, low ir low. Ir tada high, ir čia atgal šitą, ir tada pučiame virš. Kadangi marketas daro, ką daro, pabandysim tai viskas pavykti. Čia turim drone liquidity. Čia šitas high turėtų tampa short and high, kurį prakirpęs su displacementu mes galim išduoti savo setupą. Tai čia prakirpę, grįžę atgal į range ir tą mes paėmė treidą. Šitą privalų gapą, kuris yra ant 1 minutės. Įprastai nuo 1 minutės nesu linkęs treidinti, nes low probability setup of downs. Low probability, ką reiškia, tai maža tikimybė. Įprastai tikimybė siekia tarp 70-80% pagal įgūdžius, kuriuos turiu dabar. Bet šitam būčiau skyręs tik 50-50. Tai realiai treidinau, nes turėjau kažką surasti, ką treidinti. Šitas dalykas yra blogai, žurnalą atsipildžiau, kadangi visą progresą pildaus, sakau, kad galėčiau pasimokyti iš klaidų. Tai iš šitų klaidų pasimokysiu mėnesį gale, kai turėsiu mėnesį suvestinę visų savo treidų. Taigi, 9:30 marketas padaro tokį pat karvelų gapą, kaip čia matot, yra pažymėta 1:2.30. Čia irgi tokį pat karvelų gapą padaro, nuo kurio galim pasiimti treidą. Tarkim, čia buvo shortas nuo čia iki čia. Jeigu nusileisim mažesnį temperimą, mes pamatysim, kad tas setupas buvo ir čia. Taigi, čia marketas padarė manipuliaciją. Manipuliacija dar buvo prie marketo laiko, kaip matot, 8:15, 8:20 laiko. Tai čia manipuliavo, tada padarė 9:30 manipuliaciją dar kartą į viršų, ir tada šuomės į apačią. Tai 9:30 karvelų gapą mes nusižymėsim. Bandysiu savo recapą šį kartą daryti kiek įmanoma trumpesnį, kad neprarastų savo vadinamas vertės. Taigi, idealiai mes turėjom kirsti šitą karvelų gapą į apačią ir tada mes sugrįžti iš čia, iš po displacemento. Čia displacemento toje pat čia nebuvo, bet mes iškirtim šitą low, šičia low, šičia tas candlestickas iškirti. Idealiai aš būčiau norėjęs pamatyti, kaip šitas candlestickas kerta šitą low su body candlesticko, tarkim pavyzdį paimkim. Čia yra candlestick. Čia tas žalias fonas visas yra jo body, o tie pagaliukai viršų ir apačioje yra dipai. Tai
idealiai, aš negaliu matyti, kaip šitas juodas kandlestikas savo bodį uždaro žemiau šitos linijos ir grįžta atgal šitą rengį, nuo kur aš būčiau norėjęs paimti šitą setupą ant 30 sekundžių čartų, kurio aš dabar negaliu naudoti prenumeratoriai susistatyti. Ant 30 sekundžių čia šitoje vietoje buvo tas karvelo gapas, į kurį mes grįžom. Tai realiai paėmus tas setupas čia buvo. Mes kaip matot, čia padarėm šiokį tokį displacementą viršų ir tada nėrėme apačią. Tai realiai mes nuėjome mažą likvidumo levelį, grįžom atgal į 9.30 opening gapą ir tada displacementas į apačią. Kadangi mes su displacementu uždarėm tada į šitą lau, nuo šito karvelo gapo, realiai galima būdiškai žinai, tai čia bus žinoma ne karvelo gapas, o point of interest. Kaip ir matot, yra ta punktyrinė taškuota linija vidury. Tai mes būtume į tą debatą coefficient point of interest 0,5 ir nuo čia padavę. Kadangi neturėjau galimybės aš tuo metu prisijungti, negalėjau tai padaryti. Tai va, čia būčiau pradavęs, čia būtų buvęs mano stoplossas. Ir ten apačioj būtų buvęs mano tik profitas. Bet kaip ir sakiau, kadangi neturėjau galimybės tuo metu trading, nes buvau užsiėmęs, tai būtų atrodęs mūsų setup. Bet kadangi jo nebuvo, tai mes ir pamirškim šitą visą dalyką. Ir eisim prie vakarykščio ant kurio suklydau. Iš esmės matot, aš nesuklydau, viskas čia normaliai buvo. Tiesiog čia būnant ir man displacinės į apačią žemiau šito lau. Padarėm drawn liquidity, čia buvo break of structure, šiokį tokį displacement, tai čia padarėm šitas karvelo gapas, kurį aš priešinėjau. Taigi nuo jo aš turiu nesvarbu palikim. Taigi, nuo jo aš paėmiau longą iki equal highs, rodos. Nebuvo equal highs, bet čia buvo, kaip sakyti, internal range liquidity pats artimiausias, kadangi man reikėjo tiesiog paimti trading, paieškoti setupo kažkokio, kaip ir sakiau, trading tik makro. Tai jeigu drawn liquidity padaro makro laiku, reiškia šitas setup ir jis yra valid. Bet kadangi, kaip ir sakiau, buvau užsiėmęs vakar, tai neturėjau daug laiko skirti šitam dėmesio. Mano stoplossas, kaip matot, buvo dėtas čia, jo nepelėta ir kaina tiesiog išskrido ten, kur ir turėjau skristi. Čia mano notose matos, kas buvo parašyta, kas angliškai supranta. Took sell side liquidity. Okay, took sell side liquidity yra šitas. Made a market structure shift on 1 minute. Net sklastelėse high risk pasižymė. Taigi, market structure shift on 1 minute buvo va čia. MSS. Pažymėti. Came back into FG. Karvelo gap. Čia šitas, kurio mane nesutvarkė į kainį. Tai va. Čia. Execution. Šita rodiklytė. Took my position off cause of emotions. Ja, taigi, mes skirtim šitą su displacementą ir aš nesprendžiu, kad lemba gal nėra taip, kaip aš galvoju ir tiesiog šausim toliau apačią, nes ant didesnį time frame, tarkim, ant valandos 2 valandų čartą mes turim apačioj low resistance liquidity, jei neklystu. Jo, čia yra šitas low, šitas low, šitas low, šitas. Tai realiai gal tyvyklos skaitas šitas. Šitie du iki pat šitą low resistance liquidity. Tai per artimiausias dienas aš tikėčiau, kad mes šitos levelius pasieksim, bet visų pirma daily chartą mes turim išlysti šiek tiek aukščiau šitos teritorijos, kur yra daily karvelo gapas ir metam sniego gniūžtės efektas į apačią bent iki čia iki 25 000 lygiai arba kitas likvidumo levelis ant daily charto pasižiūrėjus būtų 0,5 šitą rengį.
0,5 šitą range gaunasi šitas realų grapas maždaug. Ir jau į tą pačią kainą žiūrėjom, 25 tūkstančiai šimtas plius minus. Nes, kaip matom, mes dar negrįžim šitą realų grapą. Taigi, dar žiūrėsiu, kad vakar atsidariau savo Project 7 pirmo mėnesio akauntą. Per vieną mėnesį turėsiu vieną akauntą, kurį bandysiu bildinti viršų su tam tikrom taisyklėm. Tai tos tam tikros taisyklės būtų mano max drawdown minus 2,000 ir turiu pakelt $3,000. Čia yra pagal Topstep taisyklės. Topstep yra po firma, kurią naudoju tradint, kad nereikia naudoti savo gyvinį kapitalą visiems šitam tradam, kam naudoti savo pinigą, kas finansuoja. Taigi, apie šitą tradą daugiau neturiu ką labai pasakyti, tiesiog gavos taip ir gavos. Vakar kokius naujienas turėjom. Vakar neturėjom jokių realiai naujienų, dabar tai skaitas No News Monday. Tai No News Monday, kaip žinom, mes netradinam, mes low probability day, bet vis tiek būčiau kažką išlaužęs, bet neišlaužiau, reiškia neišlaužiau. Tai nieko čia nepadarys. Tradinimas toks darbas. Nebūna taip, kad laimi kiekvieną dieną, bet su laiku tu gali kelt savo tikimybės. Taigi, kokios šiandien naujienos? Šiandien turėjom ADP Weekly Employment Change. Šitas naujienos nėra kažkokios tai labai aukšto lygio naujienos, kurios labai įtakotų marketą. JOLTS, Job Openings irgi nėra kažkokios tai labai stiprios naujienos. Kai nėra labai stiprios naujienos, per daug stiprios. Trading yra pati geriausia diena, pati geriausia terpė. Tai palikim šitą vakarištį tradą ten, kur jis yra. Pamirškime ir keliaukime šiandienį. Taigi, šitą visą reikalą žemėjaus tuo metu, kai mes buvom va šitoje vietoje, prieš išlaužint šitą low. Taigi, čia mes irgi pamiršau pažymėti, nes iš tikrųjų aš labai daug dalykų, ką aš čia žymiu, aš pats savo nesižymiu dėl savo trader capų, kad jums parodys, kokie minčių procesai, kokie apskaičiavimai pas mane tuo metu vyksta, kai aš tradinu. Oi, drone liquidity. Taigi, čia turim equal highs, relative equal highs ir daily fair value gapą, kaip sakiau, kad turim grįžti. Taigi, turim čia pačiu low resistance liquidity rank, bet mes išėmėm internal range liquidity, tai dabar mes turėtume iš esmės ir iš tikrųjų keliauti čia į relative equal highs. Todėl šiandien šitą tradą aš paėmiau, priglaudžiau. Taigi, čia. Šiandien choppy diena labai buvo. Irgi gali būti, kad tos naujienos tiesiog įtakoja visą šitą price action, ir tiesiog turim tai, ką turim. Ir čia, kaip matote, mėlyna rodiklytė 9:30. Čia marketas breikinas savo struktūrą. Minutės pajungsim, kad būtų šiek tiek aiškesnis vaizdas. Taigi, turim čia break of market structure. Čia pats geriausias pavyzdys break of market structure, kokį šiom dienom galim gauti. Atsiminkim, kad gruodžio mėnesį metinis candlas susidarinėja, ir kai metinis candlas susidarinėja, visą candlą dalinam į kelias, į 3 dalis. Tai būtų accumulation, manipulation ir distribution. Tai dar kitą papiešiu, tą patį, ką visada piešiu, nes reikia šitą dalyką atsiminti. Tai gali accumulation, manipulation ir distribution. Tai kai padarė distribuciją, marketas vėl gali tai padaryti. Tai mes atmeskime candlą, dabar esame šito vietą kažkur. Tai nežinau, tiksliai nepasakysiu, kaip ir kas dabar bus, nes
retai labai žiūriu šitą daily chartą, nes svarbiausia yra, kas intraday vyksta. Tai nuo 4 valandų iki 1 minutės savo trade idėjas ieškau 4 valandų chartą, nuo ryto valandos chartą. Daily chartas yra tik directional bias. Taigi, galbūt ją pasikeisiu, kur kaina visą, kaip jais turbūt minėjau. Galbūt šiek tiek kitaip įsivaikščiau, nei kad buvo planuota. Manau, sustosim prie drawing liquidity į viršų, ir tada tokiais nusimato čia padarysim breakerį, į kurį būtume idealiu atveju sureagavę šitoje vietoje, ir tada išskridę beje, kai ištiko pasipriešinimą relative equal high. Bet sakau, gruodis lygiai pusėt, tai kažkokio stebuklingo priešakšino nesitikėkim, nes kad ir kaip nuskambės, algoritmas atostogauja. Ir tas, kaip sako, algoritmas nepietauja, algoritmas to ano nedaro, bet pažiūrėjau, koks vasarą būna priešakšinas, koks būna kalėdų metu priešakšinas, ir todėl pastoviai aš pritinu, kad 12 valandą niekas netreidina, negalima treidinti. Taigi, grįžkime 1 minutę ir šiek tiek struktūrizuokime visą šitą esmę. Taigi, čia padarėm break market section. Matot, šitas candlestickas padarė equal highs, ir į apačią, ir kai padarė equal highs, man buvo visiškai aišku, kad mes ten grįšim. Tai kaip mano brėžė. Kaip matot, su body uždarėm grįždavį, kas man ir iškart sukėlė tokį idėją, kad keliausim toliau į viršų, ypač po duonį. Taigi, čia atsižymėkim grindžią. Kaip matot, grįžom į discountą. Discountą ir vyko pirkimas, aišku, mano arbitrytą matot čia, nes ant tokio stiką nespėjau nupirkti, tuo metu dirbau. Taigi grįžom atgal, 9:30 inversion prie gal gapą, padarėm egzekuciją ir pasižymėjom, kur turėtumėm įsijungti dalį savo profitą. Tai kadangi pirma traderio taisyklė yra apsaugoti savo kapitalą, tai nuėjom iki equal highs, nuėjome daugiau nei 50%, ištiko 3 kontraktus iš 5, pasiėmė šiek tiek profitą, 208, ir pakėliau savo stop lossą į profitą. Čia parašyta break-even, tai realiai vienos linijos keliau palikti, bet savo profitą pakėliau šiek tiek į viršų, kad jeigu nusileis iki tos kainos, kad šiek tiek dar daugiau būtų išlošęs iš viso šitą reikalą. Dabar marketas jau eina į savo užsidarimo pusę, tai realiai nuo 3 valandos PM New Yorko laiku mes nebetreidinam. Tarp antros KEM 5 ir 3 15 bus realiai paskutinis svarbiausias dienos makro. Ir mes po šito makro, kad ir koks judesys jau bus, uždarysim savo poziciją ir tiesiog pasitenkinsim tuo, ko šiandien pavyko pasiimti iš marketo. Taigi, tai tiek bus su mano recapais. Nesenai pradėjau asmeninio gyvenimo, bet savo identiteto bildinimo tam tikrą challenge 7 mėnesių, po kurio dalyvausiu Ironmane Šveicarijoje. Tai bandau kiek įmanoma neužmiršti treidinimo, jį įtarti visą šitą dalyką, nes viena iš 7 aspektų įeina finansai, o finansus aš tiesiog koreliuoju su treidinimu, bent jau pagal mane. Nes čia yra mano svajonė, kurią aš išpildysiu, kad ir kaip bebūtų, kad kas gyvenime nutiko, aš tos svajonės niekada nepaleidau ir realiai dėl jos paaukojau viską ir kad ir kas benutiks, aukosiu viską, kad galėčiau padėti kitam žmonėm. Taigi, šiandien būtų tiek. Paspauskit laiką, jeigu atradot šią informaciją naudingą. Pašėrinkit kažkam, kam tai galėtų būti naudinga ir įdomu.
Ir jeigu norit ateityje daugiau tokių Arcade recapų, paspauskit subscribe. Komentaruose norėčiau kažkokios tai kritikos, klausimų ar dar kažką iš tokios kategorijos. Taigi, ačiū, kad žiūrit. Gero vakaro ir pelningo treidingo.